Paleidau savo staklytes. Bandymą, aišku, darau ne ant deimanto, ant kvarco, bet pats diskelis grinai varis, be jokių, ta prasme, papildomų ambrazyvų. Nei deimanto, nei nieko, tiesiog švarus varis. Ir žiūrėsim, pjauna ar nepjauna. Taip, įpjaut pavyko. Čia 0,5 milimetro kažkur tai. Taip, čia ne deimantas, čia kvarcas, bet diskelis pats nei trintas, nei deimantų, nei nieko. Tiesiog varis ir šitas kvarcas. Tai va, varis kaitina šiek tiek, kvarcas mikro įskilimus savyje turi ir trupa taip, įsitrindamas į varinį diskelį ir taip vyksta pjovimas. Lygiai tas pats su deimantu. Deimantas lygiai taip pat gauna mikro įskilimus, įsitrina į varį ir pats save paskiau pjauna. Čia vat, gaunasi, kiek čia, 0,5 valandos, 0,5 milimetro. Nu, ten daug maž ir gaunasi, kad į valandą 1 milimetras turėtų pjautis. Gal reikėtų plonesnį diskelį padaryti dar, bet staklytės veikia. Gal dar patobulinsiu. Čia matosi, kad daug maž tas greitis ir gaunasi, milimetras į valandą.